Sveiki, čia yra mano 5. video vlogas. Mes esame jaunimo festivalyje, jau Ukmergėje. Ir sveiki atvykę ir šiandien pamatysite daug visko, ko nesate matę. Einam pažiūrėti. Na, kaip jūs jaučiatės jau atidarę, nežinau, kelintas čia jau jaunimo, 4. jaunimo festivalį? Žiūri stebina, kaip visada jaunimas žiūri stebina, kuris, kažkaip moka, išmano, gali, sugeba ir džiaugiasi ir džiugina mus. Į vadovai molėtų ypatingai panos pasistengusios šiemet. Galvočiau, kad kitais metais jų reiks įsteigti ne tik tai kostiumų prizą jaunimui, bet ir darbuotojams kokį geresnį. Tai žiūri fainai, labai smagu, oras poteriai mūsų padėjo, vadinasi, ir maudytis netgi galėsim. Tai šitas pirmas festivalis, kada oras fainai. Labai fainai, tūsos Let's Party begins. Sėkmės ir laimės darbe ir asmeniniam gyvenime. Ačiū. Einam pasižiūrėti, kažkokie svečiai pas mus atkeliavo. Pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Šaržus piešia. Labuka, Ingutė. Ką čia veikia? Atstovauju Lietuvos Raudonąjį kryžių. Kokios jaunimui dabar čia yra galimybės, ką nuveikti šitą mūsų festivalyje? Su mūsų programa jie gali išmokti 6 pagrindinius pirmos pagalbos įgūdžius. Ką čia turim? Sveiki! Ką čia darysim? Šaudysim. Ačiū Jaunimo laisvalaikio centrui, kad tokią pramogą sugalvojo. Puikiai mūsų paslaugos teikėjas irgi labai nuostabus. Ačiū. Jėga. Ateikit, norit pašnekėti? Sutikau personažą, tikriausiai visiems labai jau yra akivaizdu, kas dedasi už mano nugaros. Gerai, koks yra tavo personažas? Aš esu personažas vėžlys mutantas nindzė. Ar ilgai ruošėsi savo kostiumą? Taip. Kiek laiko? Prieš jį buvo dar 4 kostiumai. Pirmas kostiumas buvo Spidermanas. Antras kostiumas buvo Pimpačkiukas. Trečias kostiumas buvo Songokas. Dar buvo Mario. Okay. O kodėl nusprendei būti vėžliukų nindzė? Todėl, kad man labai patiko Vėžliukai mutantai nindzės multiaplikacinis filmukas, o paskui dar patiko ir filmas, kurio aš turbūt nemačiau, bet labai patiko. Didžėjauji feste? Bandau, aš mokau, labai norėčiau būti didžėjus. O čia ką veikiai? Čia buvo intro, o paskui eisime į vidų. Rimtai, mūsų laukia dar šiandien kas? Taip. Šokiai pokiai? Eisim pajudėti. Taip. Ačiū. Ir visi kartu. Čarupava. Sveiki. Kaip jaučiatės? Labai gerai. Sveiki, jaunimas. Sveiki. Ką čia darot? Madą darom naują. Šortus pasidarėm. Madą? Tai čia gal kostiumą darot? Dar karštai buvo. Aš esu Bellatrix Lestrange iš Hario Poterio. O aš esu Margo iš Pimpačkiukų. Kiek jūsų outfitas vertas? Tai švarkas ir sijonas po 3, tada batai iš draugės, marškiniai kainavo turbūt daug, nes mokyklinė uniforma ir maikė gavau dovanų. Tai kokius 6 eurus. Tai gero festivalio. Labas. Labas. Ką čia veikiat? Žaidžiam kortom. Kas jūs esat? Pasakykit, kokie personažai. Moteris katė. Jackas Sparrow. Yes. O kaip jums šis festivalis? Ar pirmą kartą dalyvaujate jaunimo festivalyje? Jo, pirmą kartą. Šiaip labai skani kava. Rekomenduojam. Super kolektyvai susirinko. Gerai, gerą festą. Dėkui. Manęs. Niekas nemylėjo manęs. Einu tas duris, kur įpila vyno, kur dainuoja ir daužo taures. Nes nieks nemylėjo manęs. Kodėl tokia liūdna daina? Nežinau, išrinko, mes tiesiog atėjom. Tai taip nieks jūsų ir nemyli. Neskaudinkit.
Nu, super. Štai taip jaunimas irgi sugalvoja festivalį pagyvinti. Mūsų kieme viešpats angėlis, vienmantytės intrigantis. Pamilau aš vieną jų ir gyventi negaliu. Iš kur esi? Iš Kupiškio, Palevenkos. O kur tavo kostiumas? Tai nusirengiau viskas, mane patogu. Nepatogu, o kas tu buvai? Žmogus oras. Kaip nuotaikos, kaip festas, kaip festo pradžia? Labai gerai, nuo 1 iki 10, sakyčiau 10. Kiek metų groji? 2 metus. Nu kaip aš groju, tai va, taip trumpai, pagroju ir viskas. Išmokau internete. Labą dieną. Labą dieną. Iš kur esat? Iš Rokiškio. Kur jūsų kostiumas? Nėra. Nėra. Labą dieną. Diena. Iš kur esate? Gitana? Iš Rokiškio. Samara. Kaip jaučiatės pirmosiomis valandomis festivalyje? Jaučiuosi puikiai, bandau apžiūrėti visas vykdomas veiklas ir savo jaunimiečius, kad sudalyvautų skatinu. Jėga, o kaip jaunimas nusiteikęs? Kol kas taip daugiau prie sporto, linkęs ir gal išdrąsės dar tikiuosi. Labai faini jūsų kostiumai. Iš kokio tu filmo? Džokerio. O tu? Iš Batmano. Kiek ruošitės laiko savo kostiumams? Kostiumus mes išsinuomojom, bet pagrindinė tokie aksesuarai ir visokie kaklaraiščiai mūsų dalykas. Mes pasiėmėm ir mes nuo 5 ryto makiažą darėmės. Ir jinai darė visą Jo, aš visą makiažą ir stilių. Jo. O kaip jums festas? Patinka. Labai linksmi žmonės. Mane ką tik užtiko slaptieji agentai, tik nežinau, iš kur jie atvyko. Mes iš Ukmergės. Laukiu pavalgyti. Nežinau, laukiu baigti šitą darbą, nes mes kostiumų komisija. Tai, jo. Kaip festas, kaip viskas? Man tai labai gerai. Kokie įspūdžiai? Kažkas buvo gero, kažkas buvo blogo, kas? Kalbėkit. Įspūdžiai to, kad laukiu tavo stand-upo. Stand-upo šiandien nebus. Sveiki, netrukus bus vadovų iššūkis, kurį mums paruošė šiais metais Ukmergė. Tikėkimės, kad nebus labai baisus. Aš jau bijau. Dabar užeina į tualetą, nulengvins vidurisuką, viską nulengvins ir tada eisime pabandyti to iššūkio. Tai va, o ten jau pasiruošę teisėjai, eisim pakalbinsime juos, kaip jie jaučiasi. Labą dieną. Labą dieną, aš Adrijus. Kaip jums festas nuo 1 iki 10? 55. Už Milicentą. O! Prisistatykit. Milicentą. Milicentą. Mes labai rimti esam. Nerimti, rimčiausi. Rimčiausi. O! Turit suopis ir ambinas, nebukas, liekas, klevo lapas ar čebrelis. Koks bus vadovų iššūkis? Negalima skleist, sakė. Labas rytas. Šią vasarą. Labas rytas. Ir štai, sulaukėme momento, kai turime prizų, prizelių, priziukų, nes dreskodo pasistengėjai, nebereikalo pasistengėjo, jie bus įvertinti ir apdovanoti. Sveiki, jau festivalis eina į pabaigą. Buvo šiaip labai smagu, daug visko įvyko. Žodžiu, noriu pasakyti, kad video vlogas baigėsi. Jeigu jums patiko šis video, dėkite laiką. Ačiū.